Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. Šaukėnai miestelis Kelmės rajone, pasitinkantis Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią, pasipuošusi išlikusiais 17 amžiaus barokiniais šventoriaus vartais, kurie atvaizduoti miestelio vėliavui. Rašytiniuose šaltiniuose prie dvaro įsikūręs Šaukėnų kaimas minimas jau 15 amžiaus viduryje. Šaukėnai iki 18 amžiaus pusės priklausė šemetoms, vėliau čia šeimininkavo Gorskiai. Apie visą Šaukėnų praeitį pasakoja Šaukėnų kraštotyros muziejus. Muziejaus vadovė Elena Burdulienė tai ta šviesulys Šaukėnų krašte, kuris ragina neužmiršti krašto istorijos. Aš norėčiau, kad į Šaukėnus važiuojantis žmonės niekada nepravažiuotų pro šalį. Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis gerumu, sako Šaukėnų bendruomenės žmonės. Nereikia tikėtis, kad bendruomeniai priklausys visas miestelis. Tačiau kelios dešimtys aktyvių žmonių gali padaryti labai daug. Socialinę atskirtį galime mažinti tik mes patys, sako šaukėniškiai. Šaukėnai garsėja visame Kelmės krašte rengdami Šaukėnų kino festivalius, kurių metu konkursinėje programoje varžosi ne viena dešimtis kino kūrėjų. Apie Šaukėnus, kuriuose vaidina bendruomenės žmonės, sukurtas ne vienas filmas. Šaukėnų vardą Lietuvoje garsina ir Šaukėnų duona, kurią kepa Liudo Dajoro kepykla. Kasdieną iš Šaukėnų iškeliauja po 10-11 tūkstančių duonos ir pyragų kepalėjų. Apsilankius Šaukėnuose galima įsitikinti, jog tautinis paveldas šiame krašte gyvas. Šaukėnai iš tikrųjų yra be galo nagingų žmonių kraštas ir čia yra tradicija. Jeigu kurtus amatų centras, tai galėtų žmonės rinktis, burtis ir dalinti savo patirtimi. Asociacija Šaukėnų miestelio bendruomenė, gyvuojanti 7 metus, vienija 26 aktyvius bendruomenės narius. Bendruomenė ne tik puoselėja tradicijas, organizuoja renginius, bet ir vykdo projektinę veiklą, gerindama socialinį būvį. Jei reikėtų apibūdinti mūsų bendruomenę, sako šaukėniškiai, sakytume, jog remiamės bendra praeitimi, tradicijomis, tvirtais ryšiais, bendru sutarimu, dalyjimusi tą pačią erdvę. Tad mums labai svarbus kiekvieno Šaukėnų gyventojo indėlis į bendruomeniškumą.